parapijos skelbimai. Lapkričio 1 dieną, šeštadienis, visi šventieji ir šventos mišios bus aukojamos 18 valandą vakare. Ir po jų bus einama gedulinė procesija už mirusiuosius. Lapkričio 2 diena, sekmadienis, maldos už mirusius diena, liaudyje žinoma kaip vėlinės, ir šventos mišios aukojamos bus 10 valandą, po jų bus gedulinė procesija už mirusius ir 12 valandą. Intencijas tomis dienomis galima užsirašyti raštinėje arba prie čia prie išėjimo. Ir jau visiškai artėja, jau liko tik 2 savaitės, tai parapijos šventė, pirmosios metinės. Ta proga lapkričio 4 dieną, 10 valandą per Marijos radiją bus aktualijų laida, kur mes bandysime su pastoracinės tarybos nariais diskutuoti, kalbėti apie parapiją. Tai kas klausotės Marijos radiją, prašom įsijungti lapkričio 4 dieną. Nuo pat šventimas prasidės, kaip ir žadėjom, 3 dienas truks. Tai lapkričio 7 diena, penktadienis, jaunimo diena, 18 valandą šventos mišios, čia šioje aktų salėje atvažiuos Petrašiūnų šlovinimo grupė jaunimo ir po jų bus jau koncertas su diskoteka, su šokiais. Tai jau, jeigu turite jauną širdis, kviesime likti. Lapkričio 8 diena, šeštadienis, tai yra bendruomenių šeimos diena, ir nuo 11 valandos ryto iki 5:30 čia vyks švenčiausio sakramento adoracija. Tai kviesime ateiti, pabūti, kad kartu toks ramybės laikas į didžiąją šventę, į didįjį šventimą. Ir 18 valandą šventos mišios, po mišių bus toks mini kompozicija, kurią parengs šios gimnazijos gimnazistai. Ir lapkričio 9 dieną, sekmadienis, pagrindinė iškilmė, visus kviesime rinktis ne čia, bet jau sklype, kur pašventinsime kryžių. Arkivyskupas pašventins parapijos kryžių skirtą metinėms. Apeigas prasidės 9:30. Ir tada procesijos būdu visi atkeliausime čia šventų mišių aukai, kur tikimės garbingų svečių. Tai garbingiausias bus arkivyskupas, kuris aukos šventų mišių auką ir pašventins naują taip pat parapijos vėliavą. Po šventųjų mišių šventinis koncertas ir paskui jau kaip be agatas, kaip be vaišio. Taigi kviesime visus vaišinti. Taigi jau metai laiko švęskime ir tikrai kviečiame dalyvauti, pranešti visiems, bus padaryti plakatai, kad tikrai pajustų. O kad pasitiktume svečius, turime ką padaryti? Susitvarkyti, jau statybos, jau stogas jau bus pradėtas dėti, nes jau sienos viskas, mūras baigtas. Ten tik tai iškilimai, kur reikia ten šonai tokie. Bet jau iki stogo, kur jau tiesi stogas, jau mūras pabaigtas. Viskas. Taigi turim gražiai sutvarkyti, viską įsikuopti, kad svečius pasitiktume jau gražiai. Tai planuojama talka, galbūt visų šventųjų, po vėlinių, tai lapkričio 5 dieną, tai bus trečiadienis. Ar ketvirtadienis? Ne. Trečiadienis. Tai nuo pat ryto, žinot, iki pat vakaro, kas galėsit, aš jau ten suksiuos nuo pat ryto, tai visą dieną iki kol sudienos galima tikrai prisijungti. Ir toliau renkamos aukos koplyčios statybos darbams. Dabar ypatingai tai reikės, nes jau taip į skolą einam, bet reikės šildymui, tam katilui. Tenais žiūrėti, tai bus labai visos dabar skiriamos šitos aukos. Tai ir katilui, kad jau gruodžio mėnesį
mėnesio, tai yra sausio, galbūt įžengę į tą bažnytėlę, nesėdėtume šaltyje, bet gyventume ten šiltai. Nu, dabar tęskime šventų mišių